Į mitingą Vienybės aikštėje susirinkęs būrys kauniečių reiškė nepasitenkinimą energetikų monopoliu. Mažėjantys atlyginimai, augantis nedarbas, kylančio šildymo kainos kelia vis didesnį kauniečių nepasitenkinimą. Kelios dešimtys protestuojančiųjų piktinosi monopolininkams palankiai šilumos ūkio įstatymais. Sudaroma šilumos tiekėjui galimybės tiekti šildymą, gauti pinigus ir netgi gauti pinigus tokiu atveju, kai tu tos paslaugos negauni. Mitinguotojai piktinosi, kad realios galimybės pasirinkti šildymo būdą daugiabučių gyventojams nėra. Pasak savivaldybės atstovo, tokia galimybė sugriautų vieningą šildymo sistemą. Kas bus, jeigu, pavyzdžiui, vieningoj šildymo sistemoj, name, tarkim, imsim ir dalį pakeisim tos sistemos. Tai tie, kurie galvoja, kad va, aš atsijungiau ir ką noriu, tą darau, tai jie negalvoja, kas bus tiems, kurie liko. Tačiau žmonės teigia, kad jų namuose yra savarankiška šildymą turinčių butų, todėl esą visiškai nesuprantama, kodėl vieniems atsijungus, kitiems to padaryti negalima. Mokestis šį mėnesį atėjo 780, tik taip. Temperatūra 14 laipsnių, trečias aukštas, antras aukštas turi dujinį ir aš negaunu galimybės atsijungti. Anksčiau būdavo galima kelti 2 kartus į metus. Nepasitenkinimo šūksnių sulaukė ir nuo balandžio 1-osios jau 3 kartą šiais metais kauniečiams augsiančio šildymo kainos. Mitingo dalyviai pasirašė peticiją, kurią įteiks Kauno savivaldybei.